Labas vakaras visiems. Šį kartą apie tėvelius. Tėvai labai svarbus mūsų gyvenime. Ir jie yra vaikų apsauga. Ir kai aš paklausiau, ką reiškia tėtis ir mama, tai man atsakymas atėjo štai toks. Maždaug kaip šita kėdė. Geltonoji dalis, minkštoji, ji yra tarsi mama. Šita medinė dalis yra tėtis. Ir jeigu nors vieno vaikas netenka per gyvenimą, jis dažniausiai turi sunkią vaikystę, traumuotą vaikystę. Kaip sakoma, taikia šeima, visos negandos aplenkia. Taigi, jeigu jūs norėtumėt atsisėsti ant šitos kėdės, tarsi minkštos dalies nebūtų ir atsisėsti, ar galėtumėt? Galėtumėt, turbūt čia kabarotumėt. Jeigu būtų tik tai minkšta dalis, bet nebūtų šitos medinės, tai jūs greičiausiai atsisėsite ant žemės, bet atsisėsti galėtumėt. Tai štai taip yra ir su tėveliais. Tarkime, jeigu jūs turite tik tai vieną iš tėvų, tai taip ir maždaug atrodo šita vaikystė. Tai mums labai svarbus abu tėvai, kurie mums suteikia viską, ko mums reikia, išleidžia mokslus, lavina, atranda mūsų talentus. Tai pati didžiausia yra užduotis tėvų surasti vaiko talentus ir nukreipti jį tą linkme, kur jam lengviausiai sekasi. Kartu su mokytojais. Kada jie labai geroje sąjungoje su mokytojais, tai tada vaikui greičiau tas talentas surastas, greičiau jisai atrastas, tas deimantukas, ir tada vaikas greičiau laipteliais lipa į viršų. Tėvai suteikia labai stiprų fundamentą savo vaikams, jo ateičiai ir labai svarbu tada stipri šeima, tuomet labai stipri giminė, tuomet stipri tauta ir, aišku, visas pasaulis. Tai su tokiamis stipriomis dvasinėmis vertybėmis mes galime sugrąžinti šeimą į mūsų gyvenimą ir būsime labai stiprus dvasiškai. Sugrąžinti tikėjimą ir su šita stiprybė aukštyn ir stipri galinga tauta. Tai va tiek, su meile, su didžiausiais palinkėjimais iš Londono. Iš visos širdies. Visos širdies.